Sveiki bičiuliai, važiuoju pas vieną iš Nyderlandų karalystės ūkininkų. Duos bulvių, daug bulvių. Aš jo vietoje ūkininko kieme ir iškart jis mane pavaišino karšta bandelė. Skani. Draugė prisistatė. Labas, draugė. Šitos veislės šuniukai labai mylimi šitoje Nyderlandų karalystėje. Dažniausiai jie tik tai juodos ir baltos spalvos. Čia toksai įrūdęs. Eik pakvies draugą, jis matau nedrįsta ateit. Eik. Na? Kviesk. Ne, neina. Štai ir pradėjo važiuoti bulvės į mano priekabą. Čia tokia šį kartą pas mane speciali priekaba. Matot kokie tentai, kad nesusižalotų daržovės krentančios. Krausiu pilną priekabą su kaupu, kad ir krovinio, ir sąstato masė bendra bus apie 50 tonų, gal biški daugiau. Kol bulvės byra, galim apsidairyti, kaip gyvena žmonės šitam kaime. Matau, mirti badu man negresia, kelios bulvės eis pas mane į puodą, tikrai. O čia iškrovimo anga, atidarai, pajungi elektrą ir šitos diržinės pavaros pagalba iškrauni produktą. Jau daugiau nei pusė priekabos matau. Kol bulvės byra, galiu pažaisti su šituo prietaisu. Čia kažkoks oro stebėtojas, kritulių matuotojas ir siunčia duomenis, tikriausiai kompiuterį matau. Matau, kad lygiai pakrauti neišėjo, o pranugarį padariau. Ir dar truputėlį ir būsiu pilnas. Viskas, pakrovimas įvykdytas. Užsidarom stogą. Pritvirtinam tą tentą diržais. Ir važiuojam. Traktoriukų susibūrimas. Olandai turi laiko. Ir lietutis užėjo, važiuojant per šį gražuolį ilgą tiltą per jūrą. Tai va tiek, bulvių iškraudinėti neužkraudinėsiu, priekabą nusimesiu ir važiuosiu toliau savo keliais. Čiau.